Ram, pam, pam. Dukrelis velka paltuką, jau turbūt man reikės į Sibirą važiuot. Žiūrėk, kur ranka lenda. Užriškim, šalikutį. Jau dabar galėsiu į Sibirą važiuoti. Neužtenka. Jau šuniukas. Dabar reikia paklausti. Ne. Labai gražus. Šiek tiek įdomu čia. Tai dabar reikia paklausti, kaip jaučiate šią progą ir ar tikėjotės tokių dovanų? Čia man didelį siurprizą padaro. Jeigu nesitikėjau, tai paimsim šį Jau man tuos siurprizus taip dažnai padaro, kad aš jau net nežinau nei ką sakyti šiandien. Šį momentą sakykit tą patį. Indra. Tai čia trūksta vienos, Indra, teik. Bet aiškiai, kad, taip sakant, jeigu aš pati išeisiu iš galvojimų, tai kas ką pasakys. O kieno čia tas raudonas šalikas, iš kuris atsirado? Šaliką tai Indra, visą savaitę mesgi tą šaliką, kad padovanot močiutę. Aš labai dėkoju Indrutei ir dėkoju visiems vaikams, anūkams ir žentams už tokią gražią didelę dovaną. Jau kaip pensininkė vieną savaitę, 65 metų. Ir dėkoju Dievui, kad visi gyvi, visi sveiki ir dar aš pajėgiu vaikščiot. Ir dar, taip sakant, kad būčiau žinojus, tai gal būčiau dar nedirbus namie, dar pusę lysio sukasiau. O ką ponas Boguta apie tai galvoja? Ne mano kišenis. Tai nie tėvukas, ne aš, mes nežinojom, sakė, kvietėte paprastiems pietums, sakau, reikia truputį pietums, jau mane vaikai pataiso, sako, jau nemoku lietuviškai kalbėti. Sakau, reikia truputį padirbėti, kad paskui reikės pasėdėti, tai bus geras man poilsis. O pasirodo, kad čia jau man baisiausias siurprizas.